Sveikos merginos! Šiandien žinokit pasiruoškit žiūrėti ganėtinai ilgą filmuką, kadangi jums parodysiu savo rankinių kolekciją. Ir turbūt pradėsiu nuo tos, kurią aš nešioju šiuo metu, jinai su manim gyvena visą rudenį ir visą, ne visą, bet žiemos visą pradžią. Tai yra štai ši rankinė. Ši yra iš Burberry, man tai buvo viena iš mano dovanų per gimtadienį nuo vyro. Dabar žinokit, nepasakysiu tikslaus modelio, bet yra štai tokios formos. Dar yra tokia labai ilga rankena, tai tiesiog gali nešioti ant peties. Aš asmeniškai nelabai mėgstu, ypatingai tokio dydžio rankinukus, nes aš visą laiką prisikraunu visko labai daug, yra pakankamai sunku ir tiesiog man paskui petį skauda. Tai man patogiau nešiotis ant rankos. Tai va, kaip matote, atrodo štai taip, čia yra su jų kaip ir ženklu, čia viduje yra raktelis, su kuriuo galima rankinuką čia užrakinti, jeigu nori. Na ir viduje atrodo štai taip. Aš jau galbūt čia visą turinį neįsiu, nes šiandien nerodau, kas mano rankinėje, bet žodžiu, tai yra štai toks. Tai kaip sakiau, dabar šitas daiktas su manim gyvena visur ir visada. Paskui sekantis yra, tai yra pirkinys iš Lenkijos, jau galbūt mano vlogę matėt, bet aš jums dar kartą greitai parodysiu. Tai yra rankinė iš Gucci. Štai maišelis. Dar šitos, žinokit, nekart nebuvau užsidėjęs, bet vien dėl to, kad man atrodo, jinai nelabai tinka prie tų visų žieminių paltų. Man jinai daugiau tokia pavasariui, vasarai, tai vat aš tam ir taupau. Taupau, saugoju. Tai va, tai žodžiu, štai kaip jinai atrodo, yra pati rankinė visos tos emblemos. Gucci čia yra su štai tokiom gėlėm labai gražiom. Lygiai tokia pati buvo su rožiniam gėlėm ir rožinė oda čia šonuose. Ir buvo šita mėlyna. Tai kažkaip man mėlyna pasirodė gražiau. Ir kaip matote, yra tokia kaip ir su grandinėm rankena. Ir galima ją pasidaryti štai taip. Tai tiesiog nešioti ant peties. Arba štai taip ir tuomet nešiotis ant rankos, rankoje kaip nori. Ir užsegimas man labai iš tikrųjų patiko, kadangi yra štai tokios dvi gyvatės. Ir va, pasispaudžia ir žodžiu, čia yra vidus. Šiaip vidus labai iš tikrųjų gerai suskirstytas, kadangi čia yra du skyriai, čia trečias su užtrauktuku ir dar vienas čia toksai, kaip aš sakau, slaptas skyrius pačiame priekyje. Tai va, štai taip atrodo, bet kaip sakiau, aš kažkaip žiemą nelabai šitos rankinės įsivaizduoju. Tai va, jinai pas mane bus nešiojama turbūt pavasarį, vasarą. Paskui sekanti yra iš Michael Korso. Štai, aš ją vasarą kurį laiką nešioju, bet dabar jinai pas mane spinta yra padėta. Tai atrodo štai taip. Aš irgi dar netaip seniai kažkada vasarą įsigijau. Štai yra tokia lygiai ta pati sistema, kad gali nešioti taip ir ant rankų, o gali ir nešioti su ilgesne rankena. Man asmeniškai jinai labai patiko, tiesiog tokia buvo Michael Korso kažkas tais įdomesnio, kaip matot, čia yra tokia didelė kaip ir spina padaryta. Ir viduje taip pat vat yra, ne, palaukit, nusišneku, čia tik tai vienas skyrius, tokie keli maži skyreliai yra. Nu, bet tokia pakankamai talpi, tai gali iš tikrųjų irgi daug visko prisidėti, nes tokios rankinės, kurias aš nešioju kiekvieną dieną, man turi būti pakankamai talpios, kad aš galėčiau visko daug pridėti. Tai va, kaip matot, atrodo štai taip. Nu, šitą rankinę, tai sakyčiau, galbūt ir prie rudeninio palto irgi tiktų, šitą galbūt tokia yra universalesnė. Paskui sekanti yra taip pat iš Burberry, bet šita yra tokia mažytė. Šitą man padovanojo vyras, bet aš įsivaizdavau, kad aš ją daugiau tokia nešiosiu kaip prie džinsų, sakyt, nu tokia nelabai gal prie suknelės. Nebent kažkokia gal tokia laisvesnė suknelė būtų, net nežinau. Tai va, tai žodžiu, atrodo štai taip ir šitą turi tik tais ilgą rankeną ir į ją labai daug ko neprigrūsi, nes va, kaip matot, čia yra atsidarimas ir čia viduje yra va, vienas skyrius ir mažytis skyrelis kokiam raktam ar kažkam tai įsidėti. Bet realiai, žinokit, jeigu aš savo piniginę įdedu, taip netelpa, tai aš turiu įdėti štai taip, tai nu, šitas jau taip ant ribos neužsidaro taip jau normaliai. Tai aš sakiau, būtent šitam rankinukui man reikia įsigyti kažkokią mažesnę piniginę. Tai va, tai šiaip fainas tikrai labai, bet, kaip sakiau, aš daugiau jį įsivaizduoju kažkaip tais prie kelnių. Tai va, paskui, gerai, toliau dar turiu tris tokius ant visai ilgų rankenų. Tai pats pirmas yra toks jau visai vakarinis. Štai kaip atrodo.
toksai ale kaip klačias, bet žodžius yra su ilga tokia auksos spalvos grandinėle. Ir čia visų yra toksai ale kaip zomšas, o čia, žodžiu, yra tokia kaip blizganti oda. Ir štai kaip atrodo viduje vietos, tai yra grinai lūpų dažam, telefonui ir banko kortelį įsidėti viskas. Šitas rankinukas, man atrodo, yra visiškai bebrandinis. Aš jį pirkau, žinot kur, second hand'e Japonijai. Kažkaip vaikščiau ir užmačiau ir man jisai labai patiko ir labai gražiai atrodė. Tai va, tai jis tai pas mane iki šiol ir keliauja kartu su manim nuo Japonijos laikų. Paskui kitas tai yra Mildos dovana per mano gimtadienį. Tai va taip pat toksai mažytis ant peties. Žodžiu, irgi va tokia yra kaip ir ilga rankena su tokia kaip metalinė aukso spalvos grandinėle. Ir va kaip atrodo gražiai, čia yra priekyje tokios kaip ir odos dvi, tai pirmoji yra juoda, tokia ale kaip gyvatės būtų ir va čia yra kaip dramblio kaulo, va gale yra tokia mini kišenytė, tai čia jeigu nori pavyzdžiui pinigų įsidėti ar dar kažko, tai nu ir čia yra toksai kaip ir pagrindinis skirelis, kuriame yra dar užtrauktukas. Tai irgi sakyčiau toksai daugiau vakarinis galbūt, nu dieną nebent jau kažką labai mažai pasiėmė. Nu ir va dar toksai dar kutosas yra, tai irgi tokia labai faina, man atrodo, prie daug ko labai tiks. Ir paskui dar viena yra, kuri yra ant ilgos rankenos, bet šita jau tokia daugiau sportinė. Aš šitą dar kažkada parsivežus iš Anglijos, tai jau šitai rankinė yra daug metų, tai yra iš Lakostės. Tai vat, kaip matot, yra su ilga rankena. Tiesiog tokios paprastos pilkos spalvos, nieko kažko labai ypatingo, čia tik tai, kad yra jų ženkliukas. Ir va, taip atsidaro ir, žodžiu, viduje taip yra toksai pagrindinis didelis skyrius, čia mažytis, nu ir čia toksai aliaminė. Šiaip labai šita faina tokia rankinė, bet, sakau, nedaugiau tokia sportinė, tai ar su kokiais džinsais, arba, pavyzdžiui, su kokia sportinė suknelė, tokia, va, užsidėta, aš, pavyzdžiui, vieną turiu iš Ralph Laureno, tokia rožinė, tokia, nu, grinai, va, kaip sportinė suknelė, tai prie jos, pavyzdžiui, labai tinka. Nu, žodžiu, va, toksai, va, labai casual rankinukas. Sekančius rankinukus dabar parodysiu, tai kaip matot, čia yra visa krūva tokie, kurie kaip suplokšti pas mane, tiesiog sudėti į krūvą, nes aš nelabai turiu kur daugiau jų sudėti, nes realiai turbūt geriausia būtų priglamžyti laikraščių, sudėti į vidų, kad tiesiog formą palaikytų, bet šiuo metu jie pas mane buvo taip. Tai, žodžiu, pirmoji rankinė yra štai tokia, šita yra iš Clarks, aš ją dar Airijoje įsigijau. Šiaip labai tokia faina, kaip sakyčiau, kiekvienai dienai rankinė ir ta spalva tokia, nu, lyg tai mėlynumą, lyg į pilkšvumą, nesuprasi, vat, kažkas tarp to. Nu ir tiesiog detalių, aišku, priduoda čia, kur yra rankenų susegimas. Tai irgi tokia gali ir ant rankos nešioti, bet jeigu nori, tai gali iš tikrųjų ir ant peties, kadangi čia yra pakankamai daug vietos, tai yra patogu. Ir viduje va yra vienas toksai tiesiog labai didelis skyrius. Va, tai gali visko prigūrusti. Tai už tai sakau, labai puikiai tokia kaip ir kasdieninė rankinė. Nemanau, kad čia oda, nors ir aš Clarksą, bet man atrodo, kad čia greičiau odos imitacija, nes aš pirkau šitą outletę, tai man atrodo, kiek jinai gal 20 eurų kainavo, kad tikrai nebuvo labai brangi. Tai va, bet kaip sakiau, labai gražiai atrodo. Paskui kitas daiktas, tai yra toksai galbūt daugiau krepšys ir iš vis pas mane atsirado iš Gariūnų turgaus. Tai yra toksai paplūdimio krepšys, bet man jisai labai pasirodė gražus. Štai kaip atrodo tokia mėlyna spalva su inkarais ir man rankenos ypatingai patiko. Štai ir vat viduje atsidaro taip ir, žodžiu, kaip ir daugumoje paplūdimių krepšių gali čia visko prigrūsti. Tai aš su juo vaikščiojau kelis kartus vasarą. Ne paplūdimį, bet tiesiog kaip parduotuvė, jau dar kažkur tavo tokia privasarinė suknelės labai fainai. Nu, o dabar Brazilijai, tai aš manau, kad aš ją tiesiog nešiosiu daugiau. Nu, tai va, tai tiesiog tokia paprasta, bet, nu, man kažkaip patiko ir bent vieną paplūdimio krepšį spintoje reikia turėti. Paskui kita rankinė jau pas mane yra šiek tiek aptriušus, bet man dar vis labai patinka. Tai yra štai tokia. Šita dabar iš firmos yra
Planasi, jeigu teisingai sakau, bet šitą aš dar pirkus Japonijoje. Jau šitam daiktui turbūt yra kokie 4 metai, man atrodo. Čia yra jinai odinė, vienu žodžiu, iš lauko pusės yra štai tokia raudona, o viduje yra tokia tamsiai kaip ir žalia, labai įdomiai padaryta. Ir va matot, užsegimas tik toks, vienas didžiulis skyrius, bet yra dar keli tokie skyreliai, ten telefonui sudėt, žodžiu, čia kokiai piniginiai, raktam ir taip toliau. Tai va, tai kaip matot, faina tokia rankinė, aš ją daug tikrai nešioju, bet dėl ko sakau apsitrynus, nes va jau kampai viskas gali matyti. Čia jau kažkaip, nežinau, gal dar užtaisyti būtų galima. Tai aišku, dar nešiot gali, bet jau nemanau, kad aš ją dar 10 metų turėsiu. Tikrai ne. Paskui sekanti buvo mano praeito gimtadienio dovana. Nuo vyro tai buvo štai tokia rankinė. Ir šitos dabar firma, kaip jinai vadinasi, Rovalana. Taip, aš nežinau, čia galbūt airių firma, aš dabar žinokit bijau nusišnekėti, bet jie taip pat visokius odinius daro rankinukus, piniginės ir taip toliau. Tai va, kaip atrodo, šiaip tokia labai faina irgi, sakyčiau, nėra sunku priderinti, gali ir prie žieminio palto, gali ir nešioti vasarą. Ir va, viduje yra vienas toksai didžiulis skyrius, netgi nėra kažkokio ypatingo užsegimo, bet yra tokia kaip ir prisegta piniginytė, tai tiesiog jeigu ten nenori piniginės taip įmesti, tai gali čia pavyzdžiui piniginę įsimesti, ten kokį telefoną, raktus, nu žodžiu, tokius vat brangesnius, svarbesnius dalykus, tiesiog, kad nebūtų taip pat belenkaip įmesta. Tai va, tai labai faina šita tašė, bet aš sakyčiau, nors jinai ir prie kaip bet kokiam sezonui tinka, man vis tiek galbūt gražiausia prie kokių džinsų ir gal kokių baltų marškinukų, taip ankstyvą rudenį ar vėlyvesnį pavasarį, aš sakyčiau, galbūt man atrodo gražiausiai. Tai va, paskui kita rankinė, tai pas mane visiškai tokia iš niekur nieko, bet žodžiu, tai yra Estee Lauder rankinė. Jinai taip pat dar pas mane atkeliavus yra iš Anglijos, iš labai senų laikų, bet man žinokit labai graži. Kaip matot, va kaip jinai atrodo, aš jums toj parodysiu, ją galima nešioti 2 būdais, bet žodžiu, yra va tokios rankenos, jau jos ant peties galbūt nepanešiosiu, čia daugiau ant rankos. Ir vat viduje yra vienas toksai milžiniškas skyrius. Bet kaip ją galima nešioti? Žinoma, galima nešioti taip, jie tokią padaryti kaip ir kvadratinę. Bet va galima čia šonuose susekti. Yra tokios 2 kaip knopkės ir padaryti visai kitokią formą rankinuko. Nu, aišku, dabar čia jau kaip tuščia, tai čia tos formos visiškai nieko nebus. Nu, bet žodžiu, kai prikrauni daiktų, iš tikrųjų labai fainai atrodo ir va gaunasi labai graži rankinė. Tai va, nes aš šiaip tokių nelabai mėgstu, kada ten su kažkokiais kvepalais, dar ten kažkuo ateina, tai, nu, dažniausiai tokie, nu, nelabai kaip ir atrodo gražiai, bent jau man asmeniškai, man dažniausiai nepatinka. Bet va šita kažkaip man patinka, ir aš jau ją tiek nešioju, žinokit, neįsivaizduojat. Ir iki šiol joks kamputis nei nusitrynė, nei kažkas jai atsitikė nieko. Nu, vienu žodžiu, ko puikiausia rankinė. Tai va. Ir paskui dar vienas rankinukas, kuris taip pat buvo pirktas Japonijai. Sorry, jau biški per daug galbūt kalbu. Tai yra iš Ralph Laurenų. Štai maišelis ir štai kaip atrodo rankinukas. Aš nežinau, aš jums kažkada jį rodžius, nerodžius, bet aš jau jį taip pat seniai turiu. Tai yra štai toks, žodžiu, su ilga rankena. Ir toks, aš sakyčiau, galbūt netgi šiek tiek indieniška, su visokiais tokiais skutosiais. Šiaip pati oda yra nerealiai minkšta, labai maloni, tik tais tiek, kad jisai labai mėgsta tepliotis. Nu, va, pavyzdžiui, šitoj pusėje jau kažkur tai aš esu kažką čia ištepliojus, tai jau realiai man jį reikia nešti į valyklą. Tai va, ir yra čia jų ta kaip ir emblema, žodžiu, uždėta. Ir viduje atsidarius yra toksai va, didelis skyrius ir keli mažyčiai skyriukai. Vienintelis dalykas, kad šita rankinė yra iš tikrųjų pakankamai sunki, tai aš sakyčiau, kad labai daug prisikrauti negali, nes jeigu labai daug prisikrausiu, tai tiesiog labai tempia petį ir nepatogu ją nešioti. Sekanti mano rankinė tai yra visiškai befirmė, bet labai gražiai atrodo, tai yra štai tokia, aš ją pirkau Kaziuko mugėje
ne praeitais, o tiksliau šiais metais, kai buvo pavasarį, nors čia rašo kažkokią signarę, bet, aš kaip sakau, tokia nėra kažkokia labai ypatinga, bet man jie labai gražiai, aš ją labai daug, žinokit, nešiojau vasaros metu, nes man atrodo labai gražiai atrodo prie kokios suknelės, arba šiaip prie kokio nors sijono ar šortų ir maikutės, va tokia labai žaisminga. Aišku, gali ir galbūt ir žiemą nešiot, bet kažkaip man žiemą taip gražiai nesižiūri. Ir vat viduje yra toksai vienas pagrindinis skyrius, ir čia va toksai vat mažytis skyrelis šone. Tai va, tai šiaip tokia faina ir, kaip sakiau, gan nemažai nešiojau ir bent kol kas, tai kiek matau, niekur niekas neapsitrynė, nors čia nėra nei oda niekas ir va čia medžiaga, aš galvoju, kad man greitai išsipurvins, bet bent kol kas taip žiūrint, tai nemanau, kad tikrai į valyklą reikia nešti. Paskui sekanti irgi tokia, kaip aš sakau, bebrandinė, tai šitą man nupirko vyras, kai buvo mes Airijoje, tai atradom, žinokit, kažkokią parduotuvę, kur ten dirbo dabar, aš neatsimenu, tie žmonės, man atrodo, jie indai. Ir jie iš Indijos, iš dar kažkur visokius rūbus, aksesuarus, vienu žodžiu, gabenosi, ten tokių visokių įdomesnių dalykų turėjo. Tai aš ten atradau ir šitą rankinę. Tai va, kaip atrodo, čia tokia, kaip ir priekyje yra per vidurį balta spalva, čia iš pusių tokia kaip ir mėlyna spalva, emblema, čia tiesiog tokia, kaip ir širdelė auksinio metalo, žodžiu, uždėta. Taip nieko labai ypatingo, bet šiaip labai gražiai atrodo, man labai ir forma patiko ir tokia, sakyčiau, galbūt netgi šiek tiek man priminė jūreivišką stilių. Tai šią vasarą, žinokit, labai daug nešio prie visokiausių suknelių. Galbūt nėra tokia super universali, galbūt ne prie visko priderinsi, bet manau, kad prie nemažai rūbų tikrai gali prisiderinti. Ir kas gerai, kad viduje yra žiauriai daug vietos. Tai tokia irgi kaip ir kasdieniška rankinė. Tai įsidėję ten piniginę telefoną, jeigu kažkur tai užėjai parduotuvę, ten nusipirk duonos tik tais, tai nereikia kažkokio atskirų maišų tystis, gali va, į rankinę įsidėti ir parsinešti. Tai va. Paskui toliau turiu labai seną savo vargšelę rankinę, kuri, kaip matau, jau yra biškį net prisiplojus. Tai yra štai tokia, šita yra iš Armani Exchange, šita iš vis buvo pirkta Japonijai dar pačioj pradžioj, tai turbūt jau daugiau negu 4 metai atgal, jau labai seniai. Šiaip dabar visos tos formos taip gražiai nesimato, nes reikia kažko tai pridėti vidų, bet šiaip jinai tokia, tokia turėtų būti, kaip ir sakyt, putilesnė, žodžiu, bet reikia pridėti daiktų. Tai va, tai žodžiu, bet viduje irgi yra labai daug vietos, aš sakyčiau, labai panašiai kaip mano tam dabar kasdieniam burberį. Tai va, irgi gali ir piniginę, ir telefoną, ir kosmetinę, ir ką tik tais nori. Ir šiaip, kad ir aš labai daug nešiojau, tai va, vienintelis, kurį matau, tai va, jau čia šonė šiek tiek yra šlindę siūliukai, bet man atrodo, aš juos tiesiog apkarpysiu ir viskas bus gerai. Ir galų gale, blogiausiu atveju, paskui gali pakeisti rankenas, nes šiaip pats rankinukas tai visiškai nieko neatsitiko. Žinau, kad aš net stebiuosi, nėra nei apibraižymų, nei kad būtų kažkur tai oda nusitrynus, nieko. O šitiek irgi, žinokit, nešioju, man jisai netgi buvo atsibodęs. Aš jau dabar ilgą laiką laikau spintai, bet dabar žiūriu, kad man jisai vėl visai patinka, tai gal vėl reikės šiek tiek panešioti. Tai va. Paskui, sekantis yra, tai kuris buvo mano kelias žiemas labai numylėtas, tai yra iš folija šito, tai galbūt jau pas mane filmukuose kažkada ir esat matę, tai yra štai toks rankinukas. Man jisai labai nuostabiai tinka prie mano žieminio palto, tai už tai pas mane jisai kelias žiemas ir buvo labai stipriai nešiojimas. Tai yra tokios kaip lakinės odos ir čia yra jų pavadinimas, žodžiu, tokia irgi nieko ypatingo, kaip aš sakau, labai faina kasdienė rankinė ir labai irgi patogi, gali nešioti ir ant rankos, ir ant peties, žodžiu, kaip tik tai sugalvosi. Ir va, pavyzdžiui, viduje labai daug vietos irgi gali visko prisidėti, ko reikia ir ko nereikia. Ir taip pat jau, aš jau ją labai ilgai nešioju, dar jinai irgi Airijoje pirkta, čia prieš 2 kokius gerus metus ir bent kol kas tai va, niekas niekur neapsitrynė, neapsivalė, tai, žodžiu, bent kol kas tai kokybė yra tikrai labai gera. Paskui, kita yra mano irgi sena jau rankinė, dar iš Japonijos, tai yra štai tokia iš Coach, maišelė aš jums rodau, štai tokia, va, kaip atrodo. Tai žinokit, šita yra mano viena mėgstamiausia iš mano spintos, štai kaip atrodo. Labai iš tikrųjų man patinka forma ir šiaip pati rankinė ir, kaip matote, jinai yra tokios tamsiai rudos spalvos su Coach
ženklų ir va čia yra jų ženkliukas įdėtas ir va pavyzdžiui viduje čia yra labai geras paskirstimas, va atsidaro, čia yra skyrius, dar visokių mažiukų ir dar per vidurį yra užtrauktukas. Tai iš tikrųjų gali viską susidėti, labai puikiai telpa, bet labai per daug ko nereikia, neprisikrausi. Aš labai žinokit, ištisai nešioju Japonijai, nes man buvo labai patogu, viską čia susidedi, o čia tiesiog įsimesdavau metro bilietą, kortelę, nes praktiškai kasdieną kažkur reikėdavo važiuoti, kažką daryti, tai kad man ten kas kartą neieškot, kur aš tą kortelį įsidėjau, tai va, man čia įsidėjau, atgal įdėjau ir rami galva. Tai pas mane už tai Japonijas buvo labai mylimas. Tik tai tiek, kad man jau jį reikia nešti į valyklą, nes jau čia medžiaga viduje yra purvina, už tai aš dabar jo nebenešioju. Ir aš galvoju, kažkada, galbūt greitų metu, aš nešiu, kad man pakeistų rankenas. Nes, nu kaip, šiaip tai gali nešiot, viskas yra gerai, bet jau mane nervuoja. Vat keli yra tokie siūliukai išlindę, aš nukerpu ir vėl koks išlenda ir plus, vat rankenos yra labai baisiai purvinos. Tai aš nežinau, pasižiūrėsiu kaip valyklą. Jeigu manęs bent kažkiek išvalys, tai tada gal taip ir paliksiu, bet jeigu ne, tai tada man atrodo, aš nešiu tiesiog, kad man pakeistų rankenas. Tai va, paskui, jau žinau, kad aš tiek apsikroviau visur. Viena yra rankinė, taip pat dar iš Anglijos laikų, tai yra štai tokia Jazzino France, tai, vat, kaip matot, viduje irgi telefono ir lūpų dažams, tai yra viena iš tų tokių kaip ir vakarinių rankinių. Tai, vat, kaip matot, tokia juoda lakinė, praktiškai prie visko gali tokio užsidėti, net nelabai reikia iš tikrųjų ir derinti. Tai, va, tai pas mane jinai nedaug nešiojama buvo, bet, žodžiu, jinai grinai, vat, kaip sakiau, yra tokia, kaip pavyzdžiui, kažkur vakarienės, eini jau kažkaip pusryčiauti, aš turbūt su tokia neičiau. Viskų dar iš mažesnių, dar iš dvi tokias turiu. Tai pirmoji yra štai tokia, taip pat dar iš Anglijos parsivežta. Tai irgi nieko ypatingo, čia tas pats, kai būna Little Black Dress, tai čia Little Black Bag. Tai va, ta pati istorija irgi va toks universalus, bet aš šitą ir dienos metu, žinokit, kartais nešioju, kada nenoriu ten milžiniško rankinuko, o kartais va ir vakare. Ir man patinka labai paskirstimas tų skyrių. Va, matot, yra 3 šiaip skyreliai ir dar skyrelis su užtrauktuku. Tai labai gerai gali viską va susidėti. Tai va, tai man tokia faina ir aš irgi, kaip sakau, labai ją seniai turiu ir iki šiol labai puikiai nešiojasi ir niekas niekur neapsitrynė, neapsivalė, nieko visiškai. Ir dar iš tokių mažų, paskutinė yra taip pat dar iš Anglijos, čia kaip matot, aš jau kolekcionuoju, vėl nežinau kiek laiko. Tai yra Dolces ir Gabbanos, tai yra štai toks raudonas rankinukas. Tai šitą, aš žinokit, ir dieną panešioju. Man šiaip jis toksai atrodo, žiūrint, kaip priderinsi, gali ir dienos metu nešioti. Tai vat, tokia vat raudona oda, iš tikrųjų irgi va tokia lyg krokodilo odos imitacija būtų kažkas tokio, na, vat įdomiai padaryta. Čia, aišku, yra jų ženkliukas, nu ir tokios aktelės aplinkui, nu, žodžiu, man toksai dizainas žiauriai įdomus yra. Ir čia, aišku, rankena, tai irgi gali realiai ir ant rankos nešioti, ir ant peties. Ir paskui, vat, viduje atidarius yra štai taip. Aišku, čia tos vietos nėra kažkiek labai jau taip stipriai, kaip sakyti, daug, bet irgi vat gali mažytę piniginytę įsidėti, telefoną ir lūpų dažus. Tai va, tai žodžiu, šita, kaip sakau, tokia yra, kaip ir šita juoda, daugiau universalesnė. Dar viena rankinė yra iš Japonijos, tai yra štai tokia. Šita irgi yra be jokio brando, be nieko, bet mes Japonijai, tokį, kur gyvenom, nesai netoli mūsų namų, buvo parduotuvėlė, kurioje pardavinėdavo visokius rankinukus, kurie būdavo odiniai ir neodiniai, visokiausių, žodžiu, miksuoti, bet būdavo labai nebrangiai. Aš atsimenu, kad už šitą, man atrodo, aš mokėjau ar 30, gal 25 dolerius, kad labai nedaug, žodžiu. Ir jie labai įdomių tokių visokių rankinukų ir piniginių ten turėdavo, žodžiu, tai aš ten vis užeidavau. Tai aš ten kažkiek jų ir įsigijau. Dabar jau turiu likusias tik tai 2. Tai va, tai čia yra viena iš tų pirmųjų. Tai kaip matot, kaip sakiau, jokio nei ženklo, nieko nėra. Bet man asmeniškai labai graži, man labiausiai patiko iš tikrųjų jos forma. Nu ir šiaip spalva tokia graži, galbūt. Žiemą aš jau turbūt nenešiočiau jos, nu kažkaip tai nežinau. Aišku, žiūrint, koks tai paltas, jeigu ten vaikštai su baltu žieminiu paltu, tai tuomet jo, manau, tiktų, bet jeigu su kokiu ten rudu ar juodu, tai galbūt šiek tiek ne į temą, tai aš daugiau šitą rankinę nešioju kažkada rudenį
ne rudenį, bet pavasarį ir vasarą, man vat, galbūt ta spalva tokia. Nu va, ir viduje yra tokie 2 dideli skyriai, paskui yra užtrauktukas ir keletas mažesnių. Kaip matot, šitoje šio laikraščių pridėjus, tai šita jau palaiko formą, kokia turi būti. Nu ir gale čia yra toksai vat, kaip užtrauktukas, jeigu dar kažką nori įsidėti papildomą. Paskui dar vienas rankinukas, tai yra iš Airijos, aš šitą pirkau outlete, šitą, man atrodo, jums rodžiau kažkada naujuose pirkiniuose dar, visai pačioj pradžioj, kai tik tai pradėjau YouTube filmukus kurti, tai jeigu mane kas nors sekat nuo pat pradžių, tai jau galbūt kažkam bus ir matyta. Tai yra štai tokia juoda lakinė rankinė ir šita yra iš firmos, kuri vadinasi Hops. Šiaip man asmeniškai jų drabužiai nelabai patinka, bent jau didžioji dalis, nes didžioji dalis yra labai tokie konservatyvūs, tokie kostiumėliai, visokie tokie jau rimtesni marškinukai ir taip toliau. Tai aš ten labai retai kada ką užmatau už drabužių, kas man patiktų, tačiau rankinės kai kurios yra labai gražios ir man va šita labiausiai užkabino akį. Aš netgi dėl šitos rankinės, žinokit, batus pirkau, nes aš pagalvojau, kad tokie raudoni lakiniai batai labai gerai prie tokios rankinės atrodys, tai aš taip ir įsigijau. Tai, žodžiu, tai vat, kaip matot, rankenos pakankamai ilgos, bet žinokit, ant pėties nėra labai patogu nešiot, geriau yra ant rankos ir vat yra toksai kaip ir atidaryti ir viduje vėlgi yra įvairiausi skyrių, žodžiu, va, 2 dideli, čia keli su užtrauktukais, telefonai, nu, žodžiu, irgi vat gali visko daug prisidėti. Tai šita, man atrodo, man visai prie mano žieminio palto tiktų ir dabar, nes visai raudonas, tai nors galbūt šiek tiek daugiau, per daug galbūt raudonas. Nu, žodžiu, žiūrint kaip prisiderins, tai irgi sakyčiau tokia rankinė, žiūrint kaip nešioji, bet galbūt yra universalesnė. Na ir dar liko 2 pačios paskutinės rankinės, jau viską, žinokit, beveik pabaigiau. Tai va, tai šita dar yra likusi pas mane iš Anglijos laikų, irgi labai seniai parsivežta. Tai, žodžiu, labai iš tikrųjų jos forma yra įdomi, tokia vat pailga. Ir kaip matot, tokia ir ta odos imitacija, tokia lyg blizganti, lyg kokia, lyg tai būtų kokios gyvatės odos imitacija. Nu, žodžiu, labai vat įdomiai padaryta. Ir tas užsegimas toksai įdomus, va, kaip matot, tokia vat kaip ir detalė. Ir žodžiu, va, čia nusiema, nusisega ir viduje yra užtrauktukas ir va, yra visas skyrius. Tai šiaip šitą rankinę, tai galima ją irgi, man atrodo, ir dienos metu, ir vakaro metu nešioti. Tokia rankinė gerai, kada, pavyzdžiui, kažkur tai išvarai ryte arba dieną ir žinai, kad vakare kažkur dareisi ir galvoji, kaip čia man su tom rankinėm, kaip man čia pasikaitaliot. Tai pasiėmei tokią, tai su tokia gali ir pusryčiauti ir vakarieniauti. Žodžiu, nu tokia vat prie visko daugiau mažiau turbūt tinkanti. Na ir pati paskutinė, tai yra štai tokia geltona. Šita yra iš tos pačios parduotuvės, iš kurios buvo šita rožinė. Tai va ta, kuri buvo šalia mūsų namų Tokijui. Tai va šita yra tokios kaip ir ryškios geltonos spalvos, tokia kaip ir lakinė ir va, rankeno šviesiai rudos spalvos ir yra ilga rankena. Tai šitą, žinokit, dažniau nešioju, tiesą pasakius, ant ilgos rankenos, kažkaip keistai man yra patogiau, nes aš šiaip ant ilgos rankenos rankinių nesu labai didelė gerbėja. Tai va, ir atidarius viduje, štai kaip atrodo, žodžiu, yra vienas didžiulis skyrius ir čia toks mini skyrelis. Bet šiaip tai, žinokit, iš ko jinai yra pagaminta, aš nelabai suprantu, nes čia nemanau, kad yra, nors gal ir tikra oda, nesuprasi, bet aš nemanau, žinokit, čia greičiau imitacija, bet jinai yra tokia kieta, nu, žodžiu, labai įdomus dalykas. Vienintelis dalykas, kad labai jinai mėgsta tepliotis ir iš jos neišsivalo, va čia yra tokios kaip ir dėmelės, nu, ta prasme, realiai tai nelabai kaip ir pastebėsi iš tikrųjų, arba čia galiu kas dekoracijas sugalvoti, bet aš bandžiau išvalyti ir nelabai išsivalo. Į tą vat, kaip ir medžiaga, oda, viskas taip susigeria ir taip lieka. Tai vat labai įdomiai. Bet šiaip iš esmės labai faina rankinė. Aš ją dažniausiai mėgstu nešioti vasarą prie kokio nors taip suknelę arba, pavyzdžiui, prie kokio nors ten sijono ir palaidinės, man į tokia ryški, labai žaisminga, labai faina. Tai va, žinokit, viskas, jau net pavargau tiesą pasakius kalbėti. Čia aplinkui, žinokit, esu apsikrovus kalnų rankinių ir dabar jau užsigandau, nes aš tikėjausi jas sutalpinti į vieną lagaminą. Dabar jau, žinokit, nebežinau. Tai jaučiu po šito video įsupakuoti ir žiūrėti, kaip čia bus. Tai va, tai žodžiu, parodžiu jums visas savo rankinės, aš tikiuosi, kad neatsibodo, nes man atrodo gavosi geras pusvalandį žiūrėti, bet aš video pradžioje
spėjau. Tai aš tikiuosi, kad jums buvo įdomu pamatyti mano visas rankinės. Taip pat parašykit, ar įdomu jums pamatyti, kas yra mano rankinėje atnaujinta versija, nes man esate jau ne kartą rašiusios, kad jums būtų įdomu, bet jau praėjo kažkuris laikas, bet aš taip ir nepadariau. Tai, žodžiu, jei kažkam įdomu, neįdomu, tai parašykit komentaruose, jeigu ką, gal prisėsiu kurią dieną ir nufilmuosiu. Tai va, o šiandien tuomet viskas, labai ačiū, kad žiūrėjot, labai tikiuosi, kad jums patiko ir mes pasimatysim kituose mano vloguose bei filmukuose. Gražios dienos ir iki pasimatymo.